Jei tu taip pat nebesupranti, kas darosi su tavo oda žiemą, ilgą laiką visiškai nesirūpinau savo veidą odą šaltųjų sezonų, kai buvau jauna, jokių bėdų nemačiau, atrodė, kad mano oda labai stipri ir jai nieko nereikia. Tai laiku bėgant viskas pasikeitė, nes dirbau laukia, nuolatinis vėjas, šalčiui, šilumos kaita, svarbiausia, mano pačios nepriežiūra, palieka savo žymės. Dabar vos kelias minutės išėjus į lauką arba kokį pusvalandį, ypač kai orai atvėsta iki +5, veidas grįžus mano tampa raudonas, jautrus ir ilgai neatsigauna spalvos. Kartais net gėda būna kažkur tai išeiti į kokį renginį, į kitas vietas, į parduotuvę. Tai tada atradau alavijų kremą su bičių pikiu. Tai buvo mano tikras odos įsigelbėjimas, kuo jisai ypatingas. Šis kremas sukurtas specialiai veidai, šalčio ir permingina orą paveiktai odai. Jame nėra vandens, todėl tai idealus pasirinkimas šaltų metų laiku. Tai alavija ir bičių pikio derinys su ramunėlėm, vitaminai A ir vitaminu E. Kremas maitina ir minkština odą, ramina sudirgimą, apsaugo ir padeda išlaikyti drėgmę. Puikiai tinka net labai jautriai odai, tinka vaikams apsaugoti nuo šalčio, be gliuteno, tinka ir vegetarams. Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad jį atradau, pagaliau nebeskauda taip, neberausta ir nebereikia slėpti veidą, kai orai labai atvėsta. Tai jei nori sužinoti daugiau ar išbandyti, parašyk man.